Paprastai studentų kuprinės būna gerokai lengvesnės negu pradinuko, o dabar apskritai dažnas į paskaitas keliauja nešinas kompiuteriu. Būtent apie kompiuterius sekantis mūsų reportažas. Kauno technologijos universiteto informatikos studentai visus kviečia į unikalią parodą pavadintą Infomenas. Joje eksponatai pagaminti iš senos nebenaudojamos kompiuterinės technikos. Seni monitoriai virto gėlių vazonais ir šiukšliadėžėmis, procesoriai auskarais, o klaviatūros žolinėliais. Iš viso parodoje eksponuojama apie 30 skirtingų kūrinių. Išradingumo nestokojantys studentai iš nebenaudojamos kompiuterinės technikos pagamino ne tik abstrakčius meno kūrinius, bet ir daiktus, kuriuos puikiai galima pritaikyti buityje. Seni procesoriai pavirto auskarais ir karoliais, pelės sieninių šviestuvų, kompaktinis diskas laikrodžių, o dar veikianti klaviatūra dailių žolinėlių. Tai yra apsėta tiesiog žolė, naudota žolė, kur greitai auga, velykinė, kur greitai turėtų išdygti. O pats procesas tai kaip buvo, tiesiog į kiekvieną tarpą pridėta daug vatos, buvo užsėta, kiekvieną dieną reikėjo laistyti, nes pastovi drėgmė turi būti palaikoma. Ir išdygo maždaug po 9 dienų. Tai dar kartą buvo užsėta ir turėtų per porą artimiausių dienų išdygti dar antras sluoksnis šičia, tai turėtų dar padaugėti žolės. Nežinau, reikės to pjauti turbūt, nes kitaip bus nebegalima naudoti. Šlepetės yra mano sukurtas darbas. Kaip jos padarytos? Jos padarytos iš klaviatūros klavišų. Klavišai nudažyti įvairiom spalvom ir priklijuoti prie šlepečių. Yra užrašyta, kuri šlepetė kairė, kuri dešinė. Galima lengviau atskirti. Tai kodėl papuošalai? Na, ypatingų meninių gabumų neturiu, bet tiesiog internete pamačiau kažką panašaus. Turėjom procesorių, turėjom mygtukų ir tiesiog pabandžiau tai padaryti. Visai neblogai gavosi, atrodo. Kai nebandėjai padovanoti merginoms tokių papuošalų? Neteko dar. Ne, kaip galvoji, gal nešiotų visai mielai? Nežinau, ar nebūtų jie per dideli, bent jau procesoriai. Klaviatūros, kompaktiniai diskai bei mikroschemos vienos populiariausių eksponatams panaudotų medžiagų. Patraukliais daiktais studentams pavyko paversti net jau savo amžių atgyvenusius didžiulius ir gremėzdiškus monitorius. Vienas jų tapo ryškiaspalvių gėlių vazonu, kitas šiukšliadėžė. Žaliavą parodai studentai rinko kelis mėnesius. Tam universiteto koridoriuose jie pastatė štai tokias žalias dėžes. Į jas tiek studentai, tiek dėstytojai buvo raginami įmesti seną, nebenaudojamą kompiuterinę techniką. Iš tikrųjų labai daug atnešė. Turėjom net 11 beros monitorių, kompiuterio dėžių daug, įvairių plokščių. Kas iš smulkesnės technikos, tai telefonų radom savo padarytose konteineriuose. Iš laboratorijų, galbūt dėstytojai ar vedėjai kažkas tai šiek tiek įmetė technikos. Visą surinktą techniką studentai ketina atiduoti perdirbti, pagamintus mieliausius kūrinius parsinešti namo ar padovanoti draugams. Akcijos organizatoriai geriausius eksponatus pagaminusius dalyvius planuoja pakviesti į ekskursiją, aplankyti didžiausią Baltijos šalyse elektroninių atliekų perdirbimo įmonę. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas.